įgūdžių trūksta. Na va, tai šiandien turėsime antrą Exceliuko pamoką ir gal čia tokių labai daug kažkokių tai formulių nesimokysim šiandien, bet pasižiūrėsime, kaip bendrai tvarkyti lentelę, kaip iš tikrųjų įterpti eilutę, ką daryti, kai išsitrina kokią formulę, kaip parašyti tekstą, kad tilptų tuose narveliuose. Tai visus šituos dalykus šiek tiek apžvelgsim. Ir pasižiūrėsim, jeigu turėsit klausimų, tai iškart klauskit. Įrašą įjungiau, tai irgi įrašas bus paliktas, tai turėtumėt galėti pasižiūrėti, jeigu kam bus įdomu. Ar matot mano pasidalinimą dabar ekrane? Taip, Matom. matome. Matot. Gerai, tai mes vakar su Saulė, iš tikrųjų man Saulė davė ir pasidalino būtent tuo dienoraščiu, kurį visi filialai pildo ir dabar pasižiūrėsim iš tikrųjų, kad nebūtų kažkokių tai problemų pildant. Jeigu turėsit klausimų, iškart galit klausti, nes aš suprantu, kad visi turi pildyti šitą dienoraštį ir kartais iškyla kažkokių tai nesusipratimų, gal formulės išsitrina ar dar kažkas tai tiesiog pasižiūrėsime. Tai aš dabar, jeigu atsimenat vakar pamoką, tai pasidariau antrą auselę, 2 kartus praktelėjau ir parašiau antrą pamoką. Ir į šitą pamoką įsikėliau jūsų, kur yra duota dienoraščio, vat tokią lentelę, tik susitrumpinau tą lentelę, tiesiog, kad vat, palikau keletą eilučių, kad jinai biški tilptų man. Tai dabar šiandien iš tikrųjų pasižiūrėsime į šitą lentelę, kaip ją reikėtų tvarkyti. Nežinau, ar jin čia tokia yra duota, ar kažkokia kitokia yra duota, tai nežinau, ką reiškia šitie raudoni visi parašymai, čia gal Saulė labiau galėtų pakomentuoti, arba jūs pačios, kurios pildo tą lentelę. Bet aš dabar žiūrėdama į šitą lentelę, ką matau? Pirmiausiai, matau štai čia, šitoj geltonoj juostoj įrašyta formulė. Ir ta formulė yra suma ir būtent va šitų va visų eilučių esančių, va, tarkim, šitam stulpelyje, tam B stulpelį. Matot, B stulpelį, šitų eilučių suma. Iš ko aš matau? Atsistoju štai šitą langelį ir matau, kad čia yra parašyta lygų sum B24, tai reiškia nuo šito 24 langelio iki B30, iki 30 langelio. Štai va šitie visi langeliai yra sudėti, čia yra suskaičiuota suma. Dabar, tarkim, man išsitrynė va šituose langeliuose formulė. Aišku, jūs galite perrašyti ją ranka, tą, ką mes iš tikrųjų pasižiūrėjome jau vakar, ir pasimokėme, kaip užrašyti sumą, mažiausią reikšmę, didžiausią reikšmę, vidurkį, kaip apskaičiuoti. Bet galima ir paprastesniu keliu eiti. Dabar žiūrėkit, aš galiu tiek šitam langelį atsistoti, tiek šitam langelį, kur irgi rodo, kad čia suma yra va šitų va visų, ir paimti už kampo, kur yra tas taškiukas, ir tiesiog pratraukti. Ir dabar jūs turėtumėt matyti, kad mano va tuose tuščiuose langeliuose irgi automatiškai įsirašė suma, tik tais šitam langelį įsirašė visų šitų stulpelių, kurie yra į vat stulpelyje suma, ir visų eilučių tai yra, kurie į stulpelyje yra, ir visų eilučių, kurie yra J stulpelyje. Tai, žodžiu, kada mes turime formulę, jeigu, tarkim, man netyčia, va štai čia va, išsitrynė tos formulės, nestresuokit. Jeigu nors vieną turit parašytą formulę ir, tarkim, per daug mums čia galvoti ir sukti galvos nereikia, aš tiesiog pratraukiu ir žiūrėkit, automatiškai man sukopijuoja šitą formulę į visus langelius. Tai, žodžiu, kada išsitrina kažkur tai tiesiog patraukiam iš kito langelio ir tą formulę persikopijuos. Jeigu jinai yra teisingai parašyta, aišku, galime ir ranka parašyti. Dabar jūs galite taip pat iš tikrųjų, kaip mes su Saulė šnekėjome, kad, sako, atsiranda tokių niuansų, kad, pavyzdžiui, įterpia eilutę ir ta formulė jau nebeveikia. Nelabai žinau, kaip galima įterpti ir neveikti, bet
tarkim, aš dabar sugalvojau, kad man va čia, va, kur yra trečia eilutė, va čia sužymėta 1, 2, 3, 4, 5, nu, atsistosiu ant ketvirto, kad būtų aiškiau. Ir aš dabar spaudžiu dešinį pelės klavišą ir spaudžiu įterpti. Man reikia, žiūrėkit, papildoma atsiranda lentelė. Ir man sako, ar perstumti langeliu žemyn. Jeigu aš paspausiu, kad perstumti langeliu žemyn, tai man įterps tik tais va į šitą vietą. Tai visų šitų eilučių neperstums, bet perstums tik tais va tą ketvirtą, nustums į apačią, čia įterps vieną langelį, o visos kitos liks. Tai šitai man netinka, kartais reikia, kad vieną langelį įterptų, tai aš tiesiog paspaudžiu visą eilutę. Man reikia, kad įterptų visą eilutę. Tai aš dabar sakau gerai. Ir dabar žiūrėkit, man įterpė visą eilutę. Matot, jau iškart tas numeracija skiriasi, ne? Bet dabar pasižiūrėkime, ar formulė pasidarė bloga, ar formulė pasidarė gera. Paliko gera. Dabar žiūrim. Vėl atsistoju štai čia. Žiūriu parašyta suma nuo B24, tai yra nuo šito langelio iki B31. Matot, viskas tvarkoj. Tai reiškia, kad mes parašome automatinės tokias formulės, greitasias formulės, jos šiaip vadinasi greitosios formulės. Jeigu mes parašome jas su koordinatėmis, mes įterpus ar ištrinus eilutę, ta formulė automatiškai ištrina arba įterpia dar papildomą koordinatę. Nebus taip, kad, pavyzdžiui, jūs įterpėte eilutę ir jums iš naujo, sakykime, tenais reikia perrašinėti formulę. Taip nebus. Tai, žodžiu, čia nesistresuojam, galite įterpti arba ištrinti eilutę. Ir dabar aš tiesiog atsistoju ant 27, spaudžiu dešinį pelės klavišą, sakau naikinti ir automatiškai man panaikino šitą eilutę. Ir dabar žiūrėkit, jeigu atsimenam, buvo B2431, pasidarė B2430, automatiškai ištrynė šitą eilutę. Lygiai tas pats yra ir su stulpeliais. Jeigu mes turėtumėm stulpelių suskaičiuotus, tai lygiai tas pats, tiek su stulpeliais, tiek su eilutėm. Tai dabar aš nežinau, ar šitoj vietoj iškiltų kokių klausimų dėl įterpimo eilutės ar stulpelio. Viršui būtų gerai, va ten kur studentai, nes ten nėra, mes įsiterpėm, pensininkai, va įrašyta. Čia tuos, apie šitą dar. Čia įterpta yra. Čia studentai yra įterpta, bet čia žiūrėkit, viskas yra suskaičiuota ir jeigu jūs norit, kad čia toliau būtų numeruojama, tai atsimenat, vakar aš sakiau, va, užsižymiu 1, 2, 3, 4, paimu už kampo, prabraukiu toliau ir žiūrėkit, pernumeruoja iš naujo. Jeigu reikia, jeigu apie tai kalbam. O formulė, jeigu studentai, pensininkai, va čia va nebuvo, tai vėlgi paimam šalia esantį langelį ir pratraukiam ir automatiškai formulė įsikopijuoja. Tai aš nežinau, ar dabar jeigu įterpti, dabar žiūrėkit, jeigu klausėt, ar kaip įterpti stulpelį, tai žiūrėkit, mes spaudėm įterpti eilutę, ir aš galiu įterpti visą stulpelį, įspausti gerai ir automatiškai įterps tada stulpelį, jeigu man reikia ten pensininkai ar dar kažkas. Tai, žodžiu, čia nais įsiterpia, dabar žiūrėkit, atsiranda taip, mato čia kiek iš vis eilučių, nu, daug eilučių ir jos yra sulietos. O čia pas mane įsiterpia ir nesulietos, va matosi kaip subraukyta, ne? Tai jeigu man reikėtų tokio pat varianto, aš aišku, vienas iš variantų tai gali būti, kad aš paimu už kampo ir pratraukiu į šoną, žiūrėkit, automatiškai suliejo, aš galiu čia pavyzdžiui rašyti vaikai, nu, tarkim, nu, gal čia visai netinka, bet nesvarbu. Ir matot, visiškai vienodai, taip kaip studentai, pensininkai, vaikai, čia nais sulieti pasidaro langeliai ir čia, jeigu man dar reikia, sakykime, per naujo visą numeraciją susitvarkyti, vėlgi užžymiu keletą, va, prabraukiu ir automatiškai mano numeracija visą sutvarko. Tai nežinau, ar aš atsakiau į tą klausimą, kas manęs klausė. Darutė, taip? Aišku, Darutė. Darutė klausia turbūt. Tai gal nebesigirdi, paklaus, jeigu kažkas tai dar
Ne taip. Jolanta, dar būna tokie atvejai, kai pavyzdžiui, 4 nuo metų pradžios, ten kur 4, į eilutę įsirašom poilsio diena. Viskas. Skaičiuoti nebegalim. Taip, skaičiai. Palaukit, nelabai supratau klausimą, kurioje vietoje įsirašo? 27, kur dienoraštis nuo metų pradžios ties 4. Visoje eilutėje suliejam, centruojam ir parašom Ties 4? poilsio diena. Čia? Ne. Ne, žemai ten. tą dienoraštį žiūrint. Nesuprantu, ką Nu, jis... tai raudonai nuo metų pradžios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai čia. Ties 4 diena, čia kaip būtų dienos. Va čia va. 4 diena, per vidurį centruoju aš ir sulieju visus stulpelius, įsirašau poilsio diena. Viskas. Skaičiavimo nebebus. Nesuprantu vis tiek, ką klausėt, žinokit, Saulė. Neaiškiai sakau. Nesuprantu, kurioje vietoje čia įsirašyti. Va čia va man reikėtų įsirašyti kažką. Žemiau. Visam tam dienoraštį 2 poilsio dienos. Tarp visų mūsų skaičių išeina 2 poilsio dienos. Savaitėj 5 dienas mes rašom. Jūs galite pasakyti man dabar, kurioj eilutėj aš turėčiau įsiterpti kažką tai? 27 eilutėj. 27 eilutėj, ką turėčiau padaryti? Įterpti užrašą, kad būtent toj eilutėj mums yra poilsio diena. 4 man palikti ar nepalikti? Palikti, toliau. Aha, tai man reikia įterpti ir įterpti visą eilutę. Ne. Neįterpti, turbūt sulieti langelius 4 Sulieti langelius tos. Poilsio diena. Visos tos eilutės langelius sulieti ir įrašyti poilsio diena. Ai, tai va šitą va, aš turiu įlieti, va taip, ne? Poilsio diena. Gerai, tada žiūrėkit. Tada mes taip darysim. Iš tikrųjų, jau automatiškai šitos eilutės turėtų neskaičiuoti. Jau mūsų ta formulė B2430 turėtų, nors iš tikrųjų gal, pabandykim, pavyzdžiui, susirašykim va čia vienetus ir žiūrėkim, ar mums suskaičiuoja. Mes turime dabar 6 vienetus, va žiūrėkit, automatiškai suskaičiuoja. Gal toks parodymas būtų aiškesnis? Aišku, gali drąsiai įrašyti poilsio dieną. Jo. Kai kas... Saulė, seniau sakėt, kad reikia nuliukus rašyti, dabar jau galima poilsio dieną rašyti. Ne, bet jeigu kartais parašot poilsio dieną, skaičiai nepasikeis, vis tiek bus suskaičiuota. O mes buvom aptarusios bendrai, kad nuliukus, raudonus ar kokius, kaip poilsio dienas susirašom. Mes galim, pavyzdžiui, kažkur tai, sakykime, gal kažkur kitoj vietoj, man reikia įterpti visą eilutę ir, sakykime, aš šiandien pasirašau poilsio dieną. Sakykime, va čia va, pasirašau. Tai dabar šitoj vietoje, jeigu pasirašau, aš galiu nieko nerašyti. Bet galiu ir 0 rašyti. Visiškai nesvarbu. Čia, žinokit, jeigu jūs nieko nerašysit, viskas tvarkoj. Yra blogiau, kada jūs parašysit kokį nors, sakykime, šeštadienį, žinot, kaip būna, pavyzdžiui, š raidė parašyta. Šiaip skaičiuoja, nes automatiškai prames, ta prasme, išmes tą š raidelę skaičiuodamas, bet kartais gali būti taip, kad jisai sakys kažkokią klaidą, nesuprantu, ką čia man sudėti. Ir ta š raidė šeštadienio, sakykime, ar sekmadienio, ar šiaip kažkokią šventinę dieną, gali būti, kad mums reikės arba visai nerašyti, arba 0 rašyti. Bet šiaip automatiškai jis prašoka, matot, aš surašiau vienetus, kad iškart man matytusis ir, suskaičiuoja viską gerai. Mes bendru sutarimu buvom sutarusios, kad raudonai nuliukus dedams. Ir kur čia ten nuliukai? Tai čia toks susitarimo reikalas, bet aš dabar parodžiau tą įterpimą, pačios formulių persikopijavimą, stulpelių ir eilučių įterpimą ir jūs pačios pamatėt, kaip su tom formulėm yra ir nebijokit, jeigu kažkas išsitrynė, tiesiog stojam. Ir svarbiausiai žiūrėkit, ne taip, kad man rodo sumą. Jeigu man rodo sumą, nematau, už ko čia pagauti ir kaip čia pratraukti.
stoju į, vat, oi, čia dabar prisidirbau, stoju, tarkim, į kažkokį langelį ir kai atgal atsistoju į šitą langelį, tada man atsiranda va tas va kvadratukas, va dešinioj pusėj ir tada jį galiu pratraukti ir automatiškai persikopijuoja mūsų formulės. Dabar aš norėčiau dar šiandien šiek tiek pasižiūrėti į pačias lenteles, nežinau, kiek jūs mokat tas pačias lenteles tvarkytis ir kad vat sutilptų, nebūtų va taip va poilsio diena, va matot, ten paskui išlenda už kraštų, nežinau, ar mokat ar nemokat. Ir dabar, pavyzdžiui, paimu kažkokią tai, nu gal trečiam lapę pasidarysiu, va, tarkim, pabandysiu pasidaryti kažkokią tai lentelę. Ir žiūrėsim tik tais į šitą pagrindinį meniu ir kol kas dar nelysim į kitus meniu. Ir dabar šitoj, nu, va tą va, ką aš užžymėjau, tarkim, aš noriu va tokią lentelę turėti. Tai aš einu čia, kur yra kraštinės ir, pavyzdžiui, jas, nu, visiškai paprastos kraštinės. Susižymiu paprastos kraštinės, bet vėlgi, aš tas kraštinės susižymėjau, dabar man rodo raudonai, nes aš prieš tai buvau pasižymėjus raudoną spalvą, linijos spalva raudona. Aš jeigu norėsiu, aš galiu tą linijos spalvą, kokią noriu pasidaryti, pavyzdžiui, kokią nors gražią žalią. Tai vėlgi, kurias norėsiu linijas, tarkim, va dabar su peštuku aš galiu prabraukti, man žalias padarys. Jeigu aš norėsiu, tarkim, aš galiu čia naistas kraštinės, tarkim, kai kurias išsitrinti, kad jos nebūtų, kai kurios kraštinės, jeigu aš noriu pasidaryti dvigubos, jeigu aš noriu, kad, pavyzdžiui, kai kurios kraštinės mano būtų storesnės, tai va čia va, tai yra čia tos pačios lentelės, sakykime, pats tas grožis, o jeigu aš noriu, kad mano tas peštukas išnyktų, tai 2 kartus prakteliu ant langelio ir jisai išnyksta ir viskas. Na ir dabar aš pasidarau taip, kad mano ta lentelė, tarkim, mano kraštai būtų kokie nors storesni, gražiau galbūt atrodytų, va matot, storesni, jeigu ant lapo spausdinsiu, tai ta žalia bus čia dar storesni. Ir dabar, jeigu man reikia kažką tai užsirašyti šitoj lentelėj, pirmiausiai jau jūs tikriausiai visos ir mokat suliejimą, tai aš užsižymiu, kurių man reikia, pavyzdžiui, man reikia antraštės eilutės ir aš noriu, kad antraštės eilutė mano būtų sulieta. Tai aš tiesiog galiu ją sulieti ir centruoti. Jeigu nenoriu centruoti, galiu pasirinkti dešininį arba kairinį lygiavimą, atvirkščiai kairinį, dešininį arba centrinį, žodžiu, kokį nori lygiavimą. Ir čia galiu rašyti bet kokį tekstą, čia yra antraštės eilutė. Na, taip pat užrašau. Antraštės eilutė. Taip, dabar jeigu aš sugalvoju, kad noriu, kad mano šita antraštės eilutė būtų didesnė, tai čia lygiai taip pat kaip ir Word'e, aš tvarkaus štai per čia. Didinu, mažinu ir galiu šriftus keisti. Dabar man automatiškai šiek tiek tą antraštės eilutę padarė didesnė, bet jeigu aš noriu dar didesnės jos, aš galiu tiesiog pasižiūrėkit, šoninę liniuotę pratraukiu ir pasidarau kokią noriu didumą. Dabar pats lygiavimas lenteliai, jeigu aš atsistoju į šitą antraštės eilutę, lygiavimas yra su tais šešiais, su 6 lygiuotėm. Ir to priedo ir... Vaida, išsijunkite mikrofoną. Tai dabar žiūrėkit, aš, tarkim, galiu lygiuotę padaryti viršui, galiu centre, galiu apačioj. Vaida, vis tiek girdim jūs. Galiu kairiai, galiu per vidurį, galiu dešiniai. Tai ta prasme, aš galiu čia tą lygiuotę susitvarkyti, noriu, kad centre būtų. Tarkim, mano šita antraštės eilutė. Dabar šitą antraštės eilutę paliekam ją ramybėj, noriu, kad šitos, pavyzdžiui, čia kažkokios tai eilutės būtų, sakykime, va čia va sulietos. Tai aš irgi galiu čia vieną susilieti, galiu antrą susilieti, o jeigu iš tikrųjų man vieną susiliejau, noriu, kad lygiai taip pat sulietų, tiesiog, va matėt, irgi paėmiau už kampiuko, prabraukiau ir automatiškai sulieja. Dabar, jeigu čia, pavyzdžiui, aš noriu užsirašyti, pavyzdžiui, kokią nors knygos ir čia vardinsiu kokias knygas, čia parašysiu kainos, kartais man reikia, kad būtų ne šitai parašyta, bet kažkaip tai pakreipta. Tai va čia va yra toks mygtukas, kuris parodo, kaip mes galime pakreipti kokiu kampu. Pavyzdžiui, dažniausiai, aišku, mes užsirašom galbūt taip,
Ir dabar, jeigu užsirašom štai šitaip, vėlgi, čia žiūrėkit, lygiai tas pats, lygiuotės galime prisitaikyti, pasidaryti, kad irgi centre, pavyzdžiui, būtų. Tai tik tais šriftus, aišku, reikėtų susitvarkyti. Gali būti taip, kad kai kur man reikia, tarkim, pakreipti kampu, čia automatiškai kreipia mūsų 45 laipsnių kampu, bet jeigu, pavyzdžiui, aš nenoriu, kad 5 laipsnių kampu kreiptų, o kreiptų kažkokiu kitokiu kampu, 30, 10 laipsnių ir taip toliau, tai aš tada paskutinį štai čia atsidarau ir va čia va pasižiūrėkit, labai puikiai galiu va, su šitą rodiklytę, va matot, tiesiog aš su pelytė ją judinu ir galiu pakreipti tą tekstą kiek noriu, į vieną arba į kitą pusę, nu, tarkim, į apačią noriu, va, nu, čia vis tiek pasidariau 45 laipsnių, nu, sakykim, va taip va. Nu, tegu būna 20, gerai. Ir va, matot, šiek tiek pakreipia tekstą. Tai va čia va yra, žodžiu, susitvarkymas pačios lentelės, jeigu mums reikia ir, tarkim, kažką tai pasidaryti. Dabar, jeigu, tarkime, turime kažkokius langelius sulietus ir matome, kad čia yra daug buvo eilučių, o čia, sakykime, aš norėčiau galbūt nebenoriu, kad čionais būtų tiek eilučių, aš galiu anuliuoti langelių suliejimą. Štai, ir man vėl grįžta į tą pačią poziciją, kaip ir buvo, ir galiu čionais tada susilieti, jeigu man reikia, pavyzdžiui, čia vieną susilieti, čia susilieti kitą, jeigu noriu. Tai ta prasme, aš galiu anuliuoti lygiai taip pat bet kokiose lentelėse, ten, kur mes turėjom ir savo, jeigu mums reikia, mes anuliuojam langelių suliejimą ir pasidarom savo, bet ten, kur iš tikrųjų duota jau valdiškos lentelės, tai aš sakyčiau, kad galbūt nereikėtų ten daryti savo tvarkos, nes paskui, kada visi duomenys suplaukia, jau labai blogai, jeigu jūs pasidarysit savo tvarką. Dabar būna taip, kad pavyzdžiui, aš rašau kažkokį tai sakinį, tarkim, su vištiena. Negalima taip gal rašyti, bet nesikeikėme mes čia. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Tas laba diena su vištiena man užlipo ant kito stulpelio. Ką man daryti? Jeigu aš iš tikrųjų va čia va kažkur tai atsistosiu, pabandysiu spausti Enter, man Enteras nesuveiks. Ir iš tiesų labai dažnai atsiranda klausimų, tai kaip čionais dabar perkelti į kitą eilutę, yra perkelti galima keliais būdais, bet jeigu norite, kad Enteras suveiktų, reikia spausti Alt klavišą ant klaviatūros, Alt, laikyti užspaudus Alt ir spausti Enter. Ir tada man suveikia šitas Enteras. Štai, dabar jisai suveikia, aš galiu, aišku, jeigu man reikia pasididinti šitą stulpelį, bet va matot, laba diena su vištiena perkėlė į kitą eilutę. Galiu šitą eilutę susimažinti, jeigu man reikia. Tai va, dar kitas būdas, iš tikrųjų, tą labą dieną su vištiena, to aš jį persikelsiu štai dabar čia ir ištrinsiu tą Enterą. Dar kitas būdas, iš tikrųjų, yra, vat kaip susitvarkyti, tai yra va čia va, kur yra lygiuotė, va čia va mes pakviečiam papildomą lentelę ir šitoj papildomai lenteliai, būtinai jau pas mane uždėta čia, uždėkite varnelę, kelti teksto eilutę. Tai automatiškai tada ta eilutė nelips ant kito stulpelio, bet tas tekstas kelsis ir jį galėsite, tik tais jis gali pasislėpti po kitom eilutėm, tai reiškia, vat kaip va čia va, laba diena su vištiena, man nesimato, bet jeigu aš vat čia jį pratrauksiu žemyn, tada aš matysiu visą jau tą mano parašymą. Tai, žodžiu, gali būti ir taip. Dar apie ką norėjau parodyti, iš tiesų labai būna kartais tokių situacijų, kada mes parašome kažką tai. Pavyzdžiui, aš noriu rašyti datą. Rašau 2024 10, šiandien yra 25, atrodo, spaudžiu Enter ir būna va taip va. Ir atsiranda va taip.
Ir būna, kad žmonės sako, oho, kažkokias čia klaidas mėto. Tai nemėto, tiesiog neįsitenka, man matot, tas visas datos, nu, neįsitenka. Tai tiesiog arba mes pasididinam patį va, tą va, stulpelį, kad įsitektų, arba šitam narvelyje mes pasimažinam, va čia va, tiesiog šriftą pasimažinam, kad įsitektų. Tai kaip jūs norit, jeigu atsiranda va tokios grotelės, atsiminkit, kad kažkas neįsitenka. Tai tos grotelės, bet jos atsiranda dažniausiai, kada yra skaičiai. Kai yra raidės, jos tiesiog pasislepia už kitų narvelių, o skaičiai dažniausiai jie vat, pasidaro va tokiom grotelėm, jeigu neįsitenka į pačią lentelę. Tai va, dabar jeigu aš turiu, pavyzdžiui, kažkokį tai skaičių, dabar parašiau paprastą skaičių ir, tarkim, aš noriu, tvarkau kažkokį knygų sąrašą ir noriu įvertinti, kiek ta knyga kainavo eurų, ar ten, nu, litais mes nebėra tokios valiutos. Tai dabar žiūrėkite, aš galiu spausti va štai čia va, yra tokia valiutų mygtukas, atsidarau ir čia va galiu spausti štai eurai. Ir automatiškai man sudėlioja eurus. Bet jeigu, tarkim, aš čionais nerandu savo, galbūt, pavyzdžiui, jūs norite kitokiu formatu arba nėra čionais tų eurų, tai tada, žiūrėkit, daugiau apskaitos formatų ir čia jūs galite susirasti, va, čia yra įdėta, iš tikrųjų, ir žiūrėkit, kiek čia visokiausių. Galit net sužinoti, kokių nors šalių, kokie yra, žodžiu, kokia valiuta yra. Baškyrų, gruzinų, kazachų, gruzinų nepakeista, rusų ir taip toliau. Štai čia yra sudėtos visos valiutos. Tai čia, jeigu man reikia, štai armėnų, pavyzdžiui, aš sakau armėnų noriu ir čia va, yra du skirikliai po kablelio ir, žodžiu, po kablelio mes galime nusistatyti arba vieną skaičių, arba du skaičius po kablelio. Tai sakau gerai ir, va, matot, atsirado, va, žodžiu, šitas skiriklis. Tai va, galbūt tiek su tom valiutom, dar reikėtų pasakyti apie procentus. Jeigu aš rašau 2 ir, tarkim, man šitoj vietoj reikia parašyti procentus, tai aš spaudžiau procentai, dabar žiūrėkit, kas atsitiko, 200. Tai reikia atsiminti, kad procentai yra 1/100 dalis. Čia jau matematika. Tai jeigu mes norime uždėti procentų ženkliuką, mes šitoj vietoj tada turime rašyti 0,02, kad 2 procentus parašytų, nes automatiškai, matot, daugina iš 100. Tai va, tai čia va, kada dedat procentus, atsiminkit, kad turite pagalvoti apie tai, kad turi būti dar tas 100 kažkur tai plaukioti, nes kitu atveju iš tikrųjų va, gausis biški per daug tų procentų. Dabar žiūrėkit, tiek valiuta, tiek procentai, kada mes uždedam va čia va per formatą, juos skaičiuoja. Kompiuteris skaičiuoja. Tarkim, aš čia galiu, va, pavyzdžiui, dabar prabrauksiu, va, prisidėsiu daugiau čia tų valiutų ir, pavyzdžiui, man čia apačioj reikia susiskaičiuoti sumą, va šitą visą, sakau gerai, ir man suskaičiuoja bendrą sumą. Bet jeigu aš va čia va parašysiu 5 tarpas ir paskui kažkur tai susirasiu, sakykime, nu, dabar užrašau eurai, jisai šitų neturėtų pridėti, nes jis nesupranta, čia tekstas pasidaro. Tai žodžiu, kada mes norime, kad mums skaičiuotų valiutą, mes turime užsidėti va čia va per formatą, lygiai taip pat ir procentus. Bet jeigu mes va taip va sudėsime, nu va pabandykim dabar, aš gal tuos 5 va taip va prasibrauksiu, va štai čia, ir dabar aš noriu, kad man sumuotų va šituos va eurus, o gal būsiu pamelavus, va, matot? Nieko nesusumavo. Nes jisai nesupranta, jisai tekstogi nesumuoja.
Tai va, tai atkreipkite dėmesį į tuos dalykus. Jeigu jūs parašysit ranka eurus arba kitą valiutą, neskaičiuos. Jeigu uždėsite per formatą, tai skaičiuos tuomet. Tai va, gal dar kažkokių tai klausimų turėtumėt? Tylu. Dar primenu, jeigu atsimenat iš vakar dienos, tai kada mums reikia, aš čia parodžiau per valiutą, kada galima tuos po kablelio susitvarkyti po vieną arba po du skaičiukus, bet jeigu atsimenat, dar galima susitvarkyti po kablelio va su šitais va. 2 mygtukais, kada mes juos naudojam, galim daugiau arba mažiau dėti, tai šitie yra svarbus. Nu ką, lygiuotės, neparodžiau dar, jeigu mums reikia užmėti ir pasidaryti, tarkim, langelius kažkokios spalvos, jeigu mums reikia tekstą pasidaryti kažkokios tai spalvos, pavyzdžiui, aš pasiemu kokį nors mėlyną ir dabar tekstas, parodžiau kraštines, tai daugiau šriftai, tai čia va dabar truputėlį prabėgom, kas gali mums būti reikalinga iš tikrųjų. Ir tada galėsim paskui jau eiti į pačių sudėtingesnių formulių galbūt rašymą. Tai šiandien galbūt su pačiu formatavimu lentelių tiek, suliejimas, perskyrimas. Nežinau, gal dar turite kokių nors klausimų? Tylu. Ar turit klausimų? Saulė. Saulė tyli, nieko nekalba. Viskas pagrindą, ką jūs pasakėte, tai viską mums čia vat reikalinga. Faktiškai. Bet ar dabar man tai žinokit, labai įdomu, ar aš ką nors pasakau naujo, ar jūs visus šitos dalykus žinote? Ne, gerai labai pasakėt, kad vat ir į viršų pakelt kaip eilutė tenai, sakykim, parašai ir aš nelabai žinojau, kaip būna horizontaliai, kad va vertikaliai, kaip prasitęsti eilutę. Na, tai viskas gerai. Gerai, ačiū labai. Gal kas nors kokių klausimų turėtumėte iš čia? Nu ką, aš tada stabdau mūsų pasidalinimą ir dabar stabdau pasidalinimą, iš tikrųjų, dabar galvoju, kitą savaitę gal dar susitiksim vieną kartą, aš parašysiu. Penktadienis jau, man atrodo, lapkričio 1 nesusitiksim, tai gal vieną kartą tik kitą savaitę susitiksim. Ir aš jau noriu biškį sudėtingesnės formulės, iš tikrųjų, su koordinatėmis ir su ifais pasižiūrėti, nes kartais tiesiog jų prireikia, ar geriau kokias diagramas parodyti. Aš truputį nukrypsiu, o bus įrašas įdėtas? Jo. Gerai. Aš įrašinėju, taip. Ačiū. Dar noriu paklausti, kodėl, pavyzdžiui, tiek vakar, tiek šiandien, pradedant vat įrašą, rodo, kad iškilo grėsmė, bet grėsmė sunaikinta. Čia, nežinau, dėl ko. Nežinau, žinokit, gal kažkoks virusuotas tas failiukas, pas mane, žinokit, irgi rodo, čia reikėtų Andriuko mūsų pasiklausti, gal jisai pasakytų, gal čia mums tiesiog reikėtų prasivalyti tos kompiuterius. O prieš tai nerodė? Prieš tai